Tai labadiena visiems, kas susirinkote išklausyti šitą paskaitą. Ir šita paskaita yra pirmoji paskutinės dalies mūsų didelio mokymo ciklo, kuris vadinasi Biolokacija ir kvantinės terapijos 2.0 2023 metų kursas. Ir šita paskutinioji kurso dalis vadinasi parazituojančios energijos arba interferologija. Mes kalbėjom apie porčias, kas mus gadina, nes žodis porčia reiškia portyti, sugadinti, mums gadina reikalus kažkas tai. Ir dabar mes kalbėsim apie tai, kas mums trukdo. Trukdymas iš esmės ir yra gadinimas reikalų, jeigu tai paprastai kalbėt apie šitą, šimtus tūkstančių metų žmonijos civilizaciją lydinti fenomeną. Tai parazituojančių energijų yra tiek, kiek žmonių ir netgi daugiau, kadangi parazituojančių struktūrų, kurios gyvena mūsų sąskaitomis arba mes jų sąskaitomis gyvename, arba yra ir taip, ir taip. Yra be galo daug ir ne tik tai toj matomai plotmėj, kurią mes galim vardinti kaip žmonių pasaulį. Žmonių pasaulis pakankamai yra siauras ir užima labai nedidelę 5 juslėm apčiuopiamų elektromagnetinių bangų spektro dalį. Taip pat žmogus, aišku, gali ir daugiau matyti. Tai užeina už jau to, ką numato 5 juslės, bet vis viena mes prie tų pasaulių prisiliesti tiesiogiai ir prie daugelio tų pasaulių tiesiogiai prisiliesti negalime. Nors juose esame ir gyvename. Tai yra paraleliniai pasauliai, tie pasauliai, kurie yra nematomi. Mes juose esame. Ir tie, kurie mumis naudojasi, arba mes jais naudojamės, daugiau būna, kad mes patenkame tokią keblią situaciją, kad mes nežinom, kad mumis naudojasi tie anapusiniai pasauliai. Jie neva tai mus moko kažko, tai jie veda kažkokiu tai keliu. Tai kas iš to mokymo arba vedimo keliu, jeigu tu neduodi, kaip tam filme, огласите весь список, pateikite visą sąrašą. Tai sąrašo nėra. Ir jie mus duoda kažkokį tai kratinį, jie mus veikia per visuomenę, per švietimą, per visą tą mūsų egregorinį sąveikų lauką. Taip pat ten vyrauja tie patys dėsniai ir vienas iš jų, ko nepagrindinis sako, kaip šauksi, taip ir atsilieps. Arba kaip pasiklosi, taip ir išmiegosi, ar ne? Su kuo sutapsi, tas tuo ir tapsi. Tai va, ir prieš nerinti šitą didžiulį žinių langą, kuris užims šitą ir dar kitą paskaitą, mes trumpai prisiminkime praeitą susitikimą. O praeitas susitikimas vyko, gyvai, retai kada tai būna, Vilniuje. Ir čia mes kalbėjom apie porčias, nužiūrėjimus, užkalbėjimus. Ir pakankamai daug ir plačiai, ir giliai, sakyčiau, ne tai, kad plačiai, o giliai pasižiūrėjom iš tą temą. Tai atsisukite paskaitą atgal, jos numeris 25 ir pasiklausykite, o mes šiandien važiuojam toliau, jo labiau darbo daug ir mes turim daug ką nuveikti. Ir ką mes šiandien padarysime? Mes pagysime atsakyti į tokius klausimus. Pirmas, kas yra interferencija? Žodis daugam girdėtas, jisai skamba įvairiuose video, ten, kur nusifilmuoja žmonės, kuomet jiem daro kažkokius regresinius seansus. Ir dažniausiai tie, kurie galbūt tame gyvena, tuo užsiima, tuo verčiasi ir patys menkai žino, kas tai yra. O mes pasižiūrėsim plačiau ir plačiau duosim atsakymą ne tik tai mums, kurie klausosi kursuose šitos paskaitos, šitos temos, bet ir tiem, kurie galbūt vėliau klausysis arba tada, kada galbūt paviešinta bus šita medžiaga. Ir kol kas nepaviešinta. Tai yra interferencija.
kas yra fizikoje, yra psichologinėje, medicininėje sferoje ir ezoterikoje. Tai yra daugiamatis pasaulis, kvantinių procesų virsmas į klasikinius ir atvirkščiai, kaip tai vyksta. Čia vėlgi yra viena tokia interferencijų arba, vadinkim, nužiūrėjimo, arba, informacijos arba informacinio parašo uždėjimas kitam. Mes visi persipinę tais svetimais vienas kitų informaciniais parašais, nes vienas kitą stebime ir vienas apie kitą galvojame. Kartais ir su didelė emocija galvojame, kad ten blogai, ten gerai ir taip toliau. Ir mes paliekam tą pėdsaką bet kur. Apie ką mes galvojam, ten tas pėdsakas begalvojant jau ir lieka mūsų pėdsakas. Tai ne veltui yra toks šūkis ir jisai be galo yra teisingas, prieš pagalvojant reikia pagalvoti. Tai po to mes nagrinėsim interferentų lygmenis, hierarchiją, jų rūšis, diagnostiką, apsisaugojimo algoritmus, tiek intelektualinius, tiek praktinius, fizinius ir taip toliau. Aišku, bus klausimų ir juos pabandysim atsakyti. Bet taip 3-4 paskutiniai paragrafai šitos darbotvarkės bus jau gal sekančiai paskaitoje, nes mes šitoj truputėlį daugiau paliesim tą teorinę pusę. Ir dažnai atliekant regresinės praktikas girdime stebuklingą žodį interferencija arba interferentas. Kas tai yra? Koks nors sliperis, inkognito arba tiesiog užsako žmogus paslaugą, užsisako, jisai gali nieko nedaryti, yra operatorius, yra sliperis, arba tas mediumas, kuris, kažką kalbasi su juo, tuo užsakovo, sakykime, dvasinė substancija, arba siela, arba kokiu nors ten eteriniu antrininku, dar klausimas, su kuo jis ten kalba, ar ne? Aš tokį skepsio sarkazmo gaidą visą laiką šiandien išlaikysiu, nes aš pats pakankamai, iš vienos dalies pats tą praktikuoju, bet aš iš kitos dalies, gal didesnės dalies, turiu tokių, abejonių arba skepsio, kurį, transliuoju ne tik tais, gal pirmiausia savo, nes iš viso to, ką mes girdim anapus ir iš anapus, dar reikia ir mokėti prafiltruoti. Ir ne tik tai parafiltruoti, bet ir sugebėti išversti savo, pirmiausia savo normalią kalbą, kad po to galėtum normalią kalbą visą tai liudyti kitiems žmonėms. Ir pakalbėsim apie tai, kągi šitas baisus žodis reiškia, nes daugam jisai reiškia iš tikrųjų baisius dalykus. Turbūt tai tie, kas prieš kokį 5, 6, gal 10 metų pradėjo stebėti Kalodžerio Grifasi seansus, tai buvo pirmieji seansai, kurie buvo viešai pateikimi per YouTube, turbūt ir sužinojo šitą įsireiškimą, šitą pavadinimą. Ir po to įvairios regresologų grupės, kryptis, taip toliau, tą pasigavo kaip apibendrintą pavadinimą viso to, kas žmoguje ar aplink žmogų yra svetima. Gerai, jeigu tai yra svetima, tai kas yra sava? Turbūt atsakant šitą klausimą visiems bemaž aišku, kad tai, kas yra sava, tai yra tu arba aš, koksai esi nuo kūrėjo. Tai yra tikrasis tavo aš, tikrasis tavo sielos kodas, tikrasis tavo genetinis kodas, dėl ko tu čia atėjai, ką tu čia veiki ir ką tu ir toliau ketini veikti. Ir jeigu mes visi tą kodą atknysim ir išlaisvinsim ir būsim savimi, tai turbūt šita civilizacija subirės po pirmo posūkio, ne už pirmo kampo. Tai niekam tai nereikalinga, todėl čia yra pati šitos civilizacijos esmė, kad žmogus nebūtų tuo, kuo jisai yra. Kad žmogus būtų kažkuo. Ir tas kažkuo yra dalykai, kuriuos kabina tau įvairius interferentai, jie patys yra tie dalykai, kurie prisikabina. Čia irgi tema tokia, kad vienareikšmio atsakymą arba
vienareikšminės traktuotės, taip kaip aš ją iškomunikuosiu šiandien, turbūt nėra. Yra vėlgi skirtingi žmonės, skirtingi suvokimai, visiškai netapatus ir nevienodi realybės tuneliai, patirtys ir taip toliau, tai kiekvienas žmogus galės vėl pagal save pasirinkti, ką išmest prausis, ką priimti širdį, o taip ir reikia tai, ką aš kalbu, dalį išmest, dalį priimti. Tai toks yra normalus mokymosi procesas, bent jau ezoterinėse moksluose. Gerai, tai mes pakalbėsim apie šitą žodį, ką jis reiškia, ko jis mums patinka ir ko nepatinka. Na, pradėkim gal nuo tokios filosofinės gairės, nuo vėlgi įsibėgėjimo į temą, nuo didelio kalno ir riedėjimo į pakalnę. O nuo to didelio kalno matosi labai daug, netgi ten, kur turim nuriedėti. Tai pradėkim nuo to, kad mus supa įvairios fizikinės klasikinės. Tai kas tai yra? Tai ką galima pamatuoti, išmatuoti, kas yra penkiom juslėm apčiuopiama. Tai yra klasikinės arba fizikinės klasikinės prigimties laukai, tokie kaip, pavyzdžiui, magnetinis, elektromagnetinis, gravitacinis ir daugelis kitų. Taip pat mes esame kvantinių ir informacinių laukų dalis. Tai kvantiniai laukai yra vienas momentas, jie elgiasi truputėlį kitaip negu klasikiniai laukai. Ir quantum fleet yra visiškai kitas dalykas negu material fleet arba electromagnetic fleet. Tai yra visiškai kitos operos, nors yra daug panašumų, bet iš esmės yra dvi skirtingos visatos sluoksnių lygiai, du skirtingi. Negi ne du, o daugelis. Tai todėl mes ir sakom, kad mes negalime remtis vien tik tą paradigmą, kurią mums dėsto šiuolaikinis mokslas, kad yra va taip. Yra va taip. Ir mes va taip ir žiūrim. Tai mes esam kvantinių ir informacinių laukų dalis. O taip pat, aišku, yra elektromagnetinių ir gravitacinių belė kokių. Mūsų juslės neleidžia pažinti realybę, leidžia pažinti realybę tik labai mažame fizikinių bangų spektre. Tai jie yra elektromagnetinės prigimties. Pavyzdžiui, mes užuodžiam, mes skonį jaučiam. Čia vėlgi tokie dalykai, kurie subtilūs be galo, bet jie priskiriami prie mūsų spektro. Garsas yra banga, šviesa yra banga ir viskas, prie ko mes prisiliečiam, irgi yra banga. Taip, kad mes, ką bet čiupinėtume, girdėtume arba užuostume, mes vis tiek jaučiame bangas, virpesius tuos. Ir tuos virpesius po to mūsų tą centrinę nervų sistemą perdirba į mūsų suprantamą kalbą, kaip koks dekoderis radio imtuvė. Tačiau mes ne tik fiziškos būtybės, mes turime ne vien tik molekulinę sandarą, bet ir dalelių spiečius, laukus, kurie elgiasi ne pagal mums žinomus fizikinius dėsnius. Kitaip tariant, jie yra ne lokalūs, non-locality visiškai. Yra vienas kosmose, kitas Žirmūnuose, trečias Klaipėdoje, penktas Niujorke ir jie visi yra tam lauke. Tai nėra fizikinės prigimties laukas, nes jis nėra lokalus. Tarp tų elementų to lauko nėra apčiuopiamų jungčių, tokių, kurias galima būtų išmatuoti, arba nėra energijų, kurias galima būtų išmatuoti mums žinomais klasikiniais matavimo prietaisais. Todėl pasaulis, su kuriuo kontaktuojame kasdien, yra daug didesnis ir jisai nuolat plečiasi ir daug daugiau jame visko yra, negu mums kartais iš pirmo žvilgsnio atrodo. Tai kas yra interferencija? Vis dėlto bandykim tą rūką, šydą nuo tos ezoterikos nubraukt. Ir kai kurie iš tikrųjų mes taip nesusimastydami šitą savoką priimėm į savo darbotvarkę. Ir jeigu mes ieškosim vertimų, tai interferencija tai yra nešanti arba pernešti. Jeigu mes ieškosim vertimų į normalias šiuolaikinės kalbas, tai dažniausiai šitą tarptautinį žodį
lotynišką arba lotyniškos kilmės žodį, rasime išverstą kaip trikdžiai, trukdymas. Arba gadinimas gal rečiau, dažniau gal trukdžiai, trikdžiai. Tai, kas neleidžia darniai, sklandžiai kažkur tai kažką daryti, judėti ir yra kažkokios tai bangos, daiktai, kliūtis, kurios mums trukdo pasiekti. Ir mes tada savo tą bangą, reiškia, interferuojam su ta banga, kuri trukdo mums. Tai yra susidaro toksai interferencinis piešinys, kaip antai šitam paveikslėlėje daro šviesos fotonas arba šviesos interferencija. Čia pavaizduota tai, kad iš vieno šaltinio sklinda šviesos pluoštas, jisai po to praeina pro du tokius plyšius ir per tos du plyšius išėjęs toliau fotonas arba fotonai šviesa, kitame jau ekrane, antrame, atsispindi tokiam taip raibuliuojančią formą. Ne tai, kad jie vienas turi vieną antrą kitą, bet jie persipina. Nu va, ir fizikoje dviejų ar daugiau sąveikaujančių koherentinių bangų šviesos garso amplitudės vienose taškuose padidėja, kitose sumažėja. Ir kitaip tariant, interferuoja tokiu būdu arba susilieja įvairios prigimties bangos. Jeigu jums kartais teko būti Santakoje Kaune, tai Neris teka iš kairės, tai yra iš dešinės, Nemunas iš kairės, ar ne? Ir tos bangos tampa tokios raibuliuojančias. Arba kitas visai netolimas pavyzdys, tai nuvažiuokite Kolkos ragą Latvijoje ir vienos bangos ateina iš Rygos įlankos, kitos nuo Baltijos jūros ir jos labai taip sukelia tokius bangavimus įdomus, raibuliavimus. Tai va, tai yra fizikinė interferencija. Nu, kitaip tariant, Neris, kadangi įteka į Nemuną, tai toje vietoje Neris yra Nemuno atžvilgių interferentas. Po to, aišku, vanduo nuteka ir toliau ir ten neatskirsi, kur kokia vandens molekulė atėjo iš Neries, kur kokia vandens molekulė atėjo iš Nemuno. Bet pradžioje labai taip aiškiai tas matosi. Psichologijoje anksčiau įgytos informacijos trukdymas naujai informacijai kaupti, nes pastarąją slopina ankstesnioji. Ir kas čia turima omeny? Tai, pavyzdžiui, žmogus turi tvirtą kažkokį tai žinojimą, kažkurio tai srity. Ir tokia tvirta, kad jau viskas ten su dinamitu neišsprogdinsi. Ir ateina nauja informacija, kuri gyvybiškai svarbi, nes viskas pasaulyje keičiasi ir informacija keičiasi, žmogus turi adaptuotis, priimti kas nauja ir nepriima viskas. Toliau, kitas dalykas, jeigu žmogus kažką išmoksta ir įsidėmi ir jam tampa tai gyvenimo tiesa arba norma, tai visa kas nauja ir yra interferencija. Arba interferuoja tą, reiškia, tai yra sena, tai kas sena yra gerai, o tas kas nauja interferuoja. Bet gali būti ir priešingai. Tai gali būti dvi tos bangos ir sena nauja ateina į vieną ir jos susilieja į tokį vieną margą piešinį ir po to tampa vienu. Medicinoje tai yra slopinimas, kai viena funkcija ar procesas slopina kitą. Nu va, tai jeigu, pavyzdžiui, viena liga yra pas žmogų diagnozė ir būna taip, kad sukelia kitą ligą, kuri nuslopina prieš tai buvusią ligą. Tai irgi interferencija gaunasi. Ezoterikoje svetime dažniausiai griaunanti, slopinanti informaciją, statanti žmogų į keblią situaciją. Iš pradžių žmogus gal nejaučia arba jisai turi tam tikrą pasipriešinimą, tai naujai informacijai arba naujai sąveikai su kažkuo tai. Po to jisai kaip ir priima, tas naujas tampa jo dalimi, jisai jau pamiršta, kas jisai buvo anksčiau ir su tuo nauju toliau gyvena. Ir aišku, pamiršta tą savo praeitį arba tuo, kuo jisai buvo. Tai va, einam toliau.
čia kaip ir viskas aišku. Ir dar yra interferencija naudojama komunikacijos teorijoje. Tai informacijos teorija triukšmas reiškia viską, kas trukdo komunikacijos procesui tarp kalbėtojo ir auditorijos. Na, tai bendraujant su bet kuo, tai kas trukdo, tai kas kelia įtampas kažkokias, tai trukdžius neduoda tvariai, gražiai, įtikinamai perduoti informaciją, viskas yra trukdžiai. Arba tie trukdžiai dar kitaip vadinami interferentais arba interferencijomis. Triukšmas gali būti išorinis, fizinis arba vidinis, psichinis. Triukšmas bet kuriuo metu gali sutrukdyti komunikacijos procesą. Ir yra įvairios metodikos, kaip tą triukšmą mažinti arba jį apeiti ir taip toliau. Bet čia yra daugiau irgi toksai medžiaginis supratimas, materialus supratimas apie tai, ką mes šnekam, bet iš principo yra labai panašu į tą ezoterinę pusę, apie ką mes šitai paskaitoje ir kalbam. Nu, yra 4 lygių triukšmai pagal komunikacijų teoriją. Tai yra fiziologinis, kurį sukelia alkis, nuovargis, galvos skausmai, vaistai, kiti veiksniai. Nu, taip pat gali sukelti ir tie energetiniai interferentai. Ir sena informacija, kuri buvo, arba nauja, kuri ateina, kuri trukdo seną informacijai kažką daryti žmogaus viduje. Ir tai trukdo ir daro įtaką mūsų savijautai bei mąstymui. Fizinis triukšmas yra trikdžiai mūsų aplinkoje. Pavyzdžiui, kitų skleidžiamas triukšmas arba ryškios šviesos, internetinis šlamštas, visokios reklamos ir belekas. Taip, ir mes įvardinam, kad yra 4 lygių triukšmai arba 4 lygių interferencijos komunikavime, bendravime su kitų žmogumi arba žmonėmis, arba jeigu tu esi mokytojas, jeigu tu esi pedagogas, jeigu tu esi kaučeris, jeigu tu esi psichologas, tai reikia atsižvelgti tas 4 veiksnius, kurie gali trukdyti atlikti savo darbą. Tai jau kaip buvo paminėta fiziologinis triukšmas, blaškymas, kuris sukelia nuovargis, skausmai įvairius. Toliau fizinis, irgi tai gali būti šviesos, gali būti dirbi internetu, o reklama eina kažkokia tai. Pirmas fiziologinis, po to fizinis, gali būti važiuoja keliu, štai negali nuvažiuoti iki kliento, ten perkastas griovys, turi važiuoti apylanką, gaistasi laikas, taip toliau, turi skambinti, vėl tokia fizinis triukšmas šiandien vadinasi. Ne tik tai tas fizinis triukšmas gali būti kaip koks nors ten decibelų kiekis, kuris kenkia sveikatai. Ne, tai gali būti belekas. Tai irgi interferencijos, tik tai jeigu šitas fizikinės arba fiziologinės interferencijas perkelsim į ezoterinę plotmę, tai prasmė labai panaši gausis. Arba lengviau suprast, kaip ezoterinė plotmė atrodo ir veikia tos interferencijos, apie ką mes šiandien ir rytoj arba kitas paskaitas kalbėsim toliau. Tai va, ir toliau trečias psichologinis, tai kai trukdo mūsų savybės kažkokios, tai, kurios turi įtakos tam, kaip bendraujame. Tai pavyzdžiui, nepasitikėjimas savim, stresas, įvairios ten traumos, kurios neleidžia būti prieš auditoriją arba kalbėti auditorijai ir įvairius kiti dalykai. Tai pirmiausia, tai yra žmogaus vidus, jisai pilnas kažko ir tas kažkas trukdo, kelia barjerus. Nu, čia irgi trečiam punkte galima išvelgti tas ezoterinės interferencijas, kurios neleidžia žmogui būti savimi pagal trečią punktą ir trukdo. Arba tiesiog užtvenkia tokia užtvanka žmogaus energijos tėkmėje, kur žmogus niekur nejuda, tada ta užtvanka tampa stovinčiu vandeniu, aplink pradeda želti meldai, užsiveisia varlės, buožgalviai, tritonai, kažkokius tai ten mikroorganizmai
ir vanduo pradeda pūt. Tai vėlgi, tas vadinasi sena informacija, jinai yra netvari, jinai trukdo ir trukdo vandens pratekėjimą, o žmogus šiuo pavyzdžiui kaip vanduo, jisai turi pratekėti. Ir tada jisai apauga tais maurais, o maurai tie visi yra tos lygos, kaip pasiekmė to. Tai yra irgi interferencijos, kurios irgi trukdo tekėjimą. Nu ir ką tada reikia daryti, reikia tą užtvanką pralaužti. Nu, tai kaip bebrai suverčia ten molį, akmenis, šakalius, dar kažką tai. Nu, tipiška upės ir interferentų, tų bebrų, kurie tas užtvankas stato, pavyzdys, kaip tas veikia. Na, dar įvardinamas toksai semantinis triukšmas atsiranda tada, kai patys žodžiai nesuprantami arba nedera tarpusavį. Tai gali būti žargonas, techninė, biurokratinė kalba, sampratų kalba, toks kaip kalėjimiškas, kalėjimų arba jėgos struktūrose naudojamas žodynas, jisai labai siauras, bet vienam žodynė yra kokia nors prasmė, kur kokiam literatui arba poetui būtų visiškai nesuprantama. Na, dar čia kai kurie komunikacijos specialistai išskiria ir 5, tai yra vidinis dialogas. Nu, vidinis dialogas, aš sakyčiau, yra iš 3 punkto išplaukėtis, kai žmogus daugiau yra intravertas ir jisai daugiau kalbasi su savim ir tas pokalbis su savim yra iššauktas įvairių stresinių situacijų iš praeities ir dažniausiai tas pokalbis su savim po to virsta ir garsų girdėjimu ir visa ko. Ir tai irgi toksai kaip tampa barjeras, kuris neleidžia darniai judėti į priekį. Na va, tai va, tokie lygiai, tai vėlgi mes galim tai įvilkti į tokią pagalvę, kur tuo tai, ką mes čia ką tik įvardinom, pavadinti kokiais nors reptiloidais ar dar kažką tai, bet iš esmės tai bus kažkas iš tų 4, kurie yra vardinti šiuolaikiniai komunikacijos teorijai, tik tai ezoterikui, tai reiškia šiek tiek giliau, jeigu mes einam dar į priežastis, ten vėlgi yra kontraktai su tais visais veikėjais. Nu, apie tai truputėlį vėliau pakalbėsim, dabar einam į priekį. Nu, dar tokie skaidriai iš praeitos paskaitos, kad suprant, nes mums jinai reikalinga pereinant į tokią fizikinę šitos temos sritį arba paraštę nepavadinsi, gal daugiau fizikinę potemę, kvantinę potemę. Ir mums čia reikės tos kvantinės lauko teorijos arba holografinio principo. Na ir trumpai drūtai apie tai, kalbant, mus supanti medžiaga susideda iš atomų, o jie savo ruoštų yra sudaryti iš teigiamai įkrautų protonų ir elektriškai neutralių neutronų, kurie sudaro centrinį brandulį, ir neigiamo krūvio elektronų, kurie skrieja aplink brandulį. Protonai ir neutronai yra kuriami iš dar mažesnių objektų kvarkų. Nu ir taip toliau. Tų, reiškia, kvarkų kartu su leptonais yra keli tenai sluoksniai, kelios variacijos ir visa tai jau yra super mažos dalelės. O mes ir susidedame iš tų super mažų dalelių, itin mažų, tai jos liktai paklūsta kvantinės fizikos dėsniams ir elgiasi kaip nelokalios, kaip esančios keliose vietose tuo pat metu, kurios iš kažkur tai išnyra, kažkur dingsta. Tai visi tie paradoksai kvantinės mechanikos to mažom dalelėm tinka. Bet tada kodėl mums dideliems žmonėms, turintiems fizinius kūnus, tai netinka? Atsakymas toks, kad visa tai tinka ir mums, bet mes to tiesiog nežinom. Ir tai veikia, bet mes to dažniausiai nejaučiam. Ir nejaučiam dar ir dėl tos priežasties, kad kaip ir buvo prieš kelias skaidrės čia paminėta, tai yra sena informacija, kad to nėra. Ir ta sena informacija, kad to nėra ir tai būti negali, kad joks kontaktas negali būti nelokalus, o tik tai tada, kada yra fizinis kontaktas.
tada įmanoma komunikacija. Bet jeigu nėra fizinio kontakto, ta komunikacija atseit yra neįmanoma. Tai va šitie dalykai turi būti peržiūrėti. Aš nesakau, kad tai neteisinga, bet tai nepilnas vaizdas, pasaulio nepilnas vaizdas, kurį mes turime matyti arba suvokti. Tai suvokti fizikinį arba tą medžiaginį pasaulį yra viena. O galvoti, kad jisai tik tai vienas ir vienintelis, daugiau nieko kito aplink nėra, tai yra kita ir jau čia yra stabdys arba ta interferencija, kuri neleidžia mums kaip upiai tekėti pro užtvanką, pro tą bebrų užtvenktą upelio vingį toliau. Tai reikia tą barjerą peršokti ir nulaužti tuos abejonės ir pabandyti išlaisvinti save, atsiverti į naują informaciją ir kad jinai pati įeitų, nes tą informaciją mes turim, mes suprantam, kartais kalbam apie ezoterinius dalykus, mes tai traktuojam kaip savaime suprantamus dalykus, kad taip yra, bet mes nematom, kaip tai galima būtų pagrysti moksliškai. O dabar jau viską įmanoma beveik, visko gal žodis netinka, bet kalbant apie tuos fenomenus, tuos ezoterinius fenomenus, tai jie praktiškai kvantinė teorija ir grindžiami, bent jau šiai dienai, šią sekundę, iš to žinių bagažo, ką turi mokslas atradęs. Tai čia prieš mūsų akis yra elektromagnetinių bangų spektras ir mes šitą iliustraciją galime irgi pamatyti, kokie mes esam vis dėlto, menkai prisiliečią, menkai galintys pačiupinėti tą objektyvę tikrovę. Tai mes ką matom? Ultravioletinius spindulius matom, tai yra šviesa, regimoji šviesa, tuo labiau. Infra yra šiluma. Mikrobangų mes galim nejausti, bet jos per mus kiaurai praeina. Radio bangos tuo labiau. Ir mikrobangos nėra toks jau nekaltas dalykas. Jos šildo, jos pakeičia mūsų ląstelių sandarą. Ne tai, kad pakeičia, iš dalies ir taip, ir iš dalies nepakeičia. Mums sako, kad nepakeičia, bet mes to jūroje, elektromagnetinių spinduliuočių jūroje mes gyvenam. Ir jau, aišku, čia mes adaptavomės, pripratom, bet kartu dauguma žmonių galbūt netgi nepriprato, jie galvo, kad priprato, jie galvo, kad adaptavosi, o iš tikrųjų jų organizmai to nepriima arba iššaukia ligas. Ir tos lygos, kurios lydi tą spartų išmaniųjų technologijų plėtrą, greitį plėtros, jos simbolizuoja tai, kad arba įspėja mus, kad kažkaip tai gal per greitai viskas vyksta, nežinau. Bet pagal tai, ką mes matom šitoj iliustracijoje, mes galim daryti išvadą, kad mes mažai matom. Bet čia yra elektromagnetinių bangų spektras. Bet yra dar kvantinės bangos arba kvantiniai procesai, kurie išeina už šito diapazono arba gali būti netgi nematuojami jokiais hercais. Ar giga, ar mega, ar kokiais nori. Tai tiesiog visiškai už to. Kažkas čia gyvam sutikime sakė, o galima išeiti už kūrėjo ribų. Va čia ir išėjimas yra už kūrėjo ribų, tai yra už tos elektromagnetinių bangų spektro dalies, kuri mūsų matoma. Matykim toliau. Atsiverkim savo tas kvantinės antenas, daugiau leiskime daugiau patekti. Tiesiog viskas tegu eina ir tiesiog galbūt mes užsiduokim reikalmus klausimus reikalų metu ir mes gausim atsakymus nebūtinai telefonu arba iš interneto. Mums tie atsakymai ateina. Mes šitų dalykų mokomės ir mes jau antrą semestrą tą darom.